13 skyrius. Savivaldybės kontrolė ir auditas. 67 straipsnis. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teisė valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Atlieka išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditą bei vertinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse. Kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos parengia ir reglamento nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybėms prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos, lizingo ir kitų įsipareigojimų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos, tai yra lizingo ir kitų įsipareigojimų skolos dokumentų sutartis. Rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymų ir ar koncesijų įstatymų parengto viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo. Šioje išvadoje įvertina savivaldybės galimybės prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą, teisinės galimybės privačiam subjektui perduoti viešojo subjekto funkcijoms priskirtos veiklos ir ar ekonominės veiklos vykdymą ir šioms veikloms vykdyti reikalingą savivaldybės ir arba savivaldybės kontroliuojamų juridinių asmenų turtą, viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų konsolidavimo, jeigu toks konsolidavimas numatomas, sąlygas. Taip pat teikia išvadą dėl pritarimo galutiniams viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu joms skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų. Rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu paskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo. Rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros. Valstybės kontrolės prašymų teikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išoriniai peržiūrai atlikti. Atlieka įstatymuose ir kitose teisės aktuose priskirtas funkcijas. Savivaldybės kontrolės ir audito funkcijoms įgyvendinti savivaldybės tarybas teigia juridinį asmenį savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Joje yra ne mažiau kaip 2 pareigybės, įskaitant savivaldybės kontrolieriaus pareigybę. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra biudžetinė įstaiga, turinti savo antspaudą su savo pavadinimu ir savivaldybės herbu. Už savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos antspaudo naudojimą ir saugojimą atsako savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra atskaitinga savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Tvarkyti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą, atlikti šios tarnybos ūkinį materialinį aptarnavimą gali savivaldybės administracija ar kiti subjektai teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi šiuo ir kitais įstatymais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, valstybės kontrolės tvirtinamomis metodikomis ir kitais teisės aktais. Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos, darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis, darbo santykių teisiniai pagrindai nustatyti valstybės tarnybos įstatyme, darbo kodekse ir šiame įstatyme. Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, valstybės tarnautojų tarnybos, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių teisiniai pagrindai nustatyti valstybės tarnybos įstatyme, darbo kodekse ir šiame įstatyme. Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai negali būti tos savivaldybės tarybos nariai ir darbo laiku negali dalyvauti politinių organizacijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso arba šio įstatymo nustatytų atveju be konkurso ir iš jų atleidžiamas valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vienu iš pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas konkurso komisijos narių skiriamas savivaldybių kontrolierius vienijančios asociacijos atstovas. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnę kaip 3 metų darbo, finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse patirtį. Jeigu savivaldybės kontrolieriaus pirmosios kadencijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą kontrolės komitetas įvertina teigiamai, savivaldybės kontrolierius gali būti skiriamas antrai kadencijai be konkurso. Savivaldybės kontrolierius teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus, nustato savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą, tvirtina pareigybių aprašymus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir darbo kodekso nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas. Savivaldybės kontrolierius leidžia įsakymus, organizuoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, sudaro savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą, jį teikia kontrolės komitetui, su šio plano projektu supažindina savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba, kiekvienais metais iki einamų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtinta savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą kiekvienais metais per 10 dienų nuo jos patvirtinimo pateikia valstybės kontroliai. Turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais. Valstybės kontrolieriaus rašytinių prašymų gali dalyvauti ar pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti valstybės kontrolės atliekamose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose atitikties ir veiklos audituose. Pats atlieka ir ar skiria savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti išorės finansinį atitikties ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kitose teisės aktuose priskirtas funkcijas. Priima sprendimus pagal atlikto finansinio atitikties ir veiklos audito ataskaitas, nurodo merui
audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Meras audituotų subjektų vadovai per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą netrumpesnį kaip 30 dienų privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės kontrolieriui. Teikia merui savivaldybės tarybai audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio atitikties ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, ir per kitas visuomenės informavimo priemonės. Finansinio atitikties ir veiklos audito ar vertinimo metu nustatęs nusikalstamos veiklos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms. Imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai. Nagrinėja iš gyventojų gautus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teisę valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms. Reglamento nustatyta tvarka ir terminais pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį ir jį paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės tarybos ar savivaldybės tarybos kontrolės komiteto prašymų teikia informaciją pagal savo kompetenciją. Atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą. Atsako už įstatymus ir kitose teisės aktuose nustatytų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagristos ir neteisingos audito išvados pateikimą. Sudaro sąlygas valstybės kontroliai dalyvauti atliekant savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio auditą tokiu mastu, kad valstybės kontrolė surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus reikalingus išvadai dėl nacionalinio metinio ataskaitų rinkinio parengti ir teikia valstybės kontroliai duomenis apie savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio audito rezultatus. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantis pagal darbo sutartis. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius atitikties ir veiklos auditus, finansinio atitikties ir veiklos audito ar vertinimo metu turi teisę eiti į audituojamo subjekto patalpas, gauti visus auditui reikalingus dokumentus ir duomenis, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pasitelkti ekspertų, specialistų, turičių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti. Įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagristos ar neteisingos audito išvados pateikimą. Atlikdami auditą savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi teisę pasinaudoti savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo duomenimis, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jeigu audito subjektas ir tikslai sutampa. Taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba veiklos plane numatytam išorės finansiniam atitikties ir veiklos auditui ar vertinimui atlikti ir ar atliktam auditui peržiūrėti gali bendradarbiavimo sutarčių pagrindų pasitelkti kitų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus auditas savivaldybės tarybos iniciatyva atliekamas nerečiau kaip kartą per 5 metus. Nepriklausoma vidaus audito paslaugas įsigijant viešųjų pirkimų įstatymą nustatyta tvarka iš savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai skirtų asignavimų. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos gali jungtis į asociacijas. 68 straipsnis savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba.
Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba. Toliau vidaus audito tarnyba įsteigia savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas savivaldybės administracijos struktūrą. Vidaus audito tarnybos vadovas ir vidaus auditoriai yra darbuotojai dirbantis pagal darbo sutartis. Vidaus audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako jos vadovas. Ši tarnyba yra atskaitinga merui. Meras užtikrina vidaus audito tarnybos veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir šios valdymo funkcijos negali perduoti kitiems viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojams ar darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis. Vidaus audito tarnyba dirba pagal su meru suderintas ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus ilgalaikį ir metinį vidaus audito tarnybos veiklos planus. Ilgalaikis ir metinis vidaus audito tarnybos veiklos planai gali būti keičiami, o jų pakeitimai turi būti suderinti su meru ir patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus. Metinėme vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytas vidaus auditas gali būti atliekamas vidaus audito tarnybos vadovo sprendimu raštu suderinus su meru. Vidaus audito tarnyba iki einamų metų lapkričio 1 dienos parengusi ateinančių metų vidaus audito tarnybos veiklos plano projektą teikia į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais. Ateinančių metų vidaus audito tarnybos veiklos planas turi būti suderintas su meru iki einamų metų gruodžio 31 dienos. Vidaus audito tarnyba savo funkcijas įgyvendina atlikdama vidaus auditus ir jų rezultatų pagrindų teikdama rekomendacijas. Vidaus auditoriai atlikto vidaus audito ataskaitas pateikia merui ir audituojamų subjektų vadovams. Atliktų vidaus audito ataskaitos gali būti teikiamos savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, kai jie raštu to prašo. Meras ir audituojamų subjektų nurodytų šio įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje vadovai turi priimti sprendimus dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo. Audituojamo subjekto vadovas, gavęs vidaus audito ataskaitą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų priima sprendimą dėl vidaus audito rekomendacijų. Jeigu audituojamo subjekto vadovas nesutinka su vidaus audito ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis ir pateikia merui ir vidaus audito tarnybos vadovui pagristus motyvus dėl nesutikimo su vidaus audito ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, meras priima sprendimą įgyvendinti vidaus audito ataskaitoje pateiktas rekomendacijas arba jų neįgyvendinti, prisimdamas su tuo susijusią riziką ir įpareigoja audituojamą subjekto vadovą įgyvendinti šį sprendimą. Kad būtų išsaugotas objektyvumas ir nepriklausomumas, vidaus audito tarnybos vadovas ir vidaus auditoriai negali dalyvauti valdant viešąjį juridinį asmenį ir arba jam pavaldžius ir arba atskaitingus viešuosius juridinius asmenys. Vidaus audito tarnybos vadovas, vidaus auditorius, siekdamas išsaugoti objektyvumą, negali dalyvauti nustatant ir įgyvendinant viešojo ir juridinio asmens, jam pavaldžių ir atskaitingų viešųjų ir juridinių asmenų vidaus kontrolės politiką, užtikrinant ir vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip prieš 1 metus, prieš pradėdamas eiti vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditoriaus pareigas. Vidaus audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vidaus auditą.